nieks neįdėjo. Rozetę matyt savo reikės. Kinietiška kokybė. Matosi, kas stikliuks yra ant lauko. Pasigamink pats čia vadinasi. Ir net pačiam pasigamink nesigauna. O, kažkas vyksta. O, čia, kainuoja. O, čia jau dabar suprantu, jau dabar tai. Ne. Matomai, jos. Nu, kažkas nors. Nu, žodžiu, naudosim mano kaukę. Ką, galim šiukšliam semt, man atrodo, palikti. Bus geras šiukšlių semtuvėlis. Išteptas visas kažkokiais klijais. Nu jo, tikėjausi kažko tikrai įspūdingiau. Ir į komplektą įeina stumdyti po paviršių angalis. Kas dar pats angalis? Pats angalis toks. Jungtuks toks kaip tipo pasidaryk pats viską. Nu, nežinau. Bandysim žiūrėti, ką pjauna. Kokį turi pjauna. Dratinis šepetys. Špiniuojam angalį. Nu, aš tikiuosi jisai pjaun geriau negu kai pakuots yra. Jeigu pjaun geriau, tai tada tiek to tas įpakavimas ir tas pradinis įspūdis sudaryts, bet dabar kol kas manęs čia nieks nenustebina. Nu, iš tikrųjų, kokia kaina? Kaina labai nebloga. Sakyčiau, palyginus, ką gali rasti ant eBay, tai čia pigiau. Pigiau ir nežinau, pagal apibūdinimą tai čia turėtų būti kažkas tokio, ko man reikia, bet aš tikėjausi geresnį įpakavimą, negalvoju. Jeigu kam dar neaišku, čia yra plazminis pjoviklis, nežinau kaip lietuvių. Plazma cutter, vienu žodžiu. Ir mes to įsiaiškinsim, kaip aš čia pasiėmėm. Pjausiu pirmą kartą, bandysiu jį apskritai, nesu net tokį artį matęs daiktą. Nu kaip, esu matęs. Bet naudojusis nesu. Tai va, tiem, kas pirmą kartą naudojasi, kur nežino pirkti ar nepirkti šitą daiktą, tai bus labai geras pavyzdys, ar jį pirkti ar nepirkti. Aš dabar pats net nežinau. Nu ką, rozetę reikia kažkur susirasti. Pas mane lygtais tokių buvo trifazių rozečių. Trifazis yra. Reiks daug oro, aš nežinau, ar mano kompresorius net išpumpuos. Nu, pažiūrėsim, gal ant mažų nustatymų, gal kažką ir pabandysim. Nu ką, krokodiliuks tai toks veislinis. Už tokią kainą tikriausiai nieko daugiau ir negali tikėtis. Pirms įspūdis tikrai nekoks.
Šickų rodžiau. O šits va. Galiuks. Jis pagal viską turi dėtis čia. Užsiveržia. Nu, turėtų užsiveržti. Ir metalo paviršium. Taip. Ir pjauni. Nu, žiūrėsim, ar čia kas pjaus iš viso apskritai. Tu pavaišti negali? Rozetiks. Galiuks čia. Nu jo, laik irgi ne pats ilgiausias. 1,5 metrą maksimum, man atrodo, čia yra. Čia tipo labai toli, kad nereiktų nueiti nuo rozetės. Kad nepavargtum vaikščioti. Nu, toksai čia, biudžetinis variantas. Žiūrėsim, kaip pjaus. Tikiuosi tikrai ne taip, kaip aš įsivaizduoju jau dabar. Pardavėjas sakė, pirks Lietuvoj, iš Kauno. Vėliau gal informaciją kokią numesiu. Iš kur būtent be reklamos, nu čia jau, nežinau. Jeigu gerai pjaus, bus reklama, jeigu nepjaus gerai, tai čia tik antireklama. Jeigu blogai pjaus, gal netgi nemesiu internetą, nes čia antireklama jam baisiai bus. Paskui sakys, ai, tu nemokėjai to padaryti, tu nemokėjai anai padaryti. Pradžiui išmok pjauti, paskui sakyk. Nu, sakau, aš nesu pjovęs. Pirms karts man čia. Prarandu nekaltybę su plazmo pjovimu. Matysim, kaip pjaus. Reikia pažiūrėti, kas čia yra. Aš tikiuosi iš viso oro sausintus yra. A, čia yra oro sausintus. Oro sausintus yra. Kas čia dar? Bet čia nesuntos. Trūksta dalių jam čia nekas. Kad visas dalis būtų ne. Čia iš kur reikia šitą vynioti, kad orą nepraleistų, bet šitam momentui bus gerai ir taip išbandyti. Nu ką, viską pasijungiau, tuo įsijungs kompresorius, tad nieką negirdėsim, bandysim pjauti. Pradėsim nuo ploną, imsim storesnį ir baigsim 15 mm.
galingai iš tikrųjų. Žiauriai greitai. Čia nežinau, čia 2 mm gal. Reikia balansuoti. Jo, 2 mm. Pjauna labai greitai, labai švariai iš tikrųjų. Reikia dar tik išmokti pjauti. Aš pirmą kartą pjaunu, tai pjaunu, kad tik pjauti. Pjauna gražiai, bet nupjauna gražiai iš tikrųjų. Dabar pjausim 14 mm. Iš pradžių pjausiu ir dabar. Palauk, dar papjausiu. Pjauna gerai iš tikrųjų. Reikia dar pasitreniruoti ir pjauti tikrai gerai. Dabar nustačiau ant viso galingumo.
visą galingumą dar geriau pjauna, iš tikrųjų dar lygiau, nepalieka jokio, čia 15 mm yra. Savys? Iš tikrųjų esu patenkintas, pjauna gerai, nesitikėjau, pjauna gerai. Po kelių pjovimų pažiūrim koks angalis. Angalis jau atrodo, kaip būtų matęs jau daug pjovimų. Bet manau, perkant gerus angalius bus normaliai. Palauk, sumažinsiu. Dabar nustatyms yra ant 70, sumažinsiu žymiai mažiau, pabandysiu ploną metalą gražiai papjauti. Jauna labai gerai iš tikrųjų. Aš patenkintas esu. Už tokią kainą aš esu patenkintas. Nežinau, matosi, nesimato. Matosi skaičiukai. Nežinau, kaip padaryti. Davai, fiksuok. Manau, matosi. Tai yra metalo gabalas, kurį atpjoviau. Tai yra 15 mm. Toks biudžetinis visai reikalas ir jis tikrai pjauna neblogai. Šlaks ir nusikalti su laktuku. Aš nežinau, kaip vadinasi, bet kaip visas tas vadinasi, laktuka, bet aš manau, tai vadinasi šlaku. Nukrenta. Nu ką, kai tokį storumą, nežinau, bet tokį storumą, nu aišku, mano rankos tas mažas, bet kaip mergaitės. Aš patenkintas, iš tikrųjų esu, aš patenkintas. Iš kur pirkau, pasakysiu, komplektacija, nu kaip, komplektacija tokia, bet pats aparatas, pats pjovims ir yra visai neblogai, einam, Vladai, pafilmuoti kompresoriuką. Kompresoris yra visai nedidelis. Nieko nesimato. Ir jo pilnai užtenka. Nieko nesimato, ne? Nu, gal dabar labiau matys. Matos? Man dabar normaliai. Nu, kompresoriuks. Jo pilnai užtenka pjauti. Tikiuosi, kad čia reikės kažko stebuklingo, bet žiauriai esu patenkintas, iš tikrųjų, pjauti ir pjauti. Nu ką, bandysim kažką gaminti, jam priedų. Aš esu patenkintas. Iš kur pirkau, numesiu, nežinau, aprašymę.
linką į skelbimą. Ten visas aprašymas jo. Aš patenkintas. Gerai, все.